Trumpai apie akmenskaldžio amatą. Kairė pusė mūryta paskubomis, neturint gerų akmenų. Štai šita sienelė sumūryta iš pačių geriausių akmenų, apskaldant jų briaunas ir renkant tik granitus ir tai pačius geriausius. Čia jau mūrijau tai, ką turėjau. Akmenys dideli, granitai. Ta sienelė susidvigubina, ties viduriu auga kanos. Ji praeina į naują etapą. Čia mūrijau pernai, o štai nuo to taško prasideda šių metų mūras. Ir šiandien, kaip smagu, jau išėjau iki aukščiausio lygio ir su kai kuriais akmenimis pasiekiau numatytą ribą. Pagal įtemptą virvutę matosi, kad bent jau 2 taškuose išeita ten, kur reikia. Ir sienelė užsibaigia didžiuliu akmeniu, ant kurio bus sumontuota papildoma besisukanti struktūra. Iš viso apie 15 metrų. O dabar trumpai apie akmenis ir akmenskaldžio amatą. Štai šičia guli smiltainiai, kurie skyla, yra minkšti akmenys, tinka pagalbiniam darbam, bet ne visai tinka fasadui. Čia guli granitai, rutulio formos, taip vadinami kiaušiniai, taip pat mažai tinkami. Štai čia guli patys gerieji akmenys, granitai, kurių viena pusė plokščia, o kampai galima parinkti pagal norą. Tai jie puikiai tinka ar sienai, ar grindiniui. Čia mes turim mažus akmenukus, vadinamus pleištus. Jie tinka paramstyti arba į tarpus smagiai užkišti. O dabar apie akmenskaldžio įrankius. Jo tiesa dar 2 akmenys, vadinami blynai. Jie tinka užbaigti mūro sienelį, nes yra plokšti granitai. Grįžtam prie įrankių. Anksčiau akmenskaldžiai ir skulptoriai dirbdavo su špuntais. 2 špuntai turi įvirintus ašmenis iš kietlydinio ir ilgai nečimpa kalant granitą. Akmenskaldžio plaktukas, kuris yra kitos formos ir tinka atskėlimui arba akmens tašymui. Taip pat akmenskaldžio ir skulptoriaus kūjelis trumpas, gan sunkus. Ir pabaigai pats galingiausias kūjis, dar vadinamas kuvalda. Tačiau senovės akmenskaldžiai naudojo, kurie turi ašmenis kaip kirvį. Va štai šitoj pusėje, kad didelius akmens blokus perskeltų taip, kaip reikia. Nu va, matau darbo pabaigą. Tai šiandien ta diena, kada jau galima sakyti, kad akmenskaldystė baigsis ir vėl sugrįšime į drožybą.